kon būtent tu pasirinka savo gyvenimą išmokti. Kokis ir būtent tavo pamokas. Kodėl tu inkarnavas būtent į ton asmenybę, kas tu dabar esi. Kodėl visiškai taip ir kas tu esi, koks tavo tikslas čia yra, ne? Mes kiekvienas inkarnuojamės. Pasirenkam specifinis pamokas ir iššūkis, kad praeisiam, ir jeigu mes ant praeisiam, mes paaugsiam. Tiems, kam dar neaišku, šita žemė, mūsų planeta šita, yra labai sudėtinga mokykla. Ir į tą mokyklą ateina sielas, kad rasi pasiruošusius augti drastiškai, labai stipriai augti. Ir šita visa žemė, šita visa planeta yra, galėtum vadinti, kaip planeta, kad yra tor polarizacija. Labai stipri polarizacija tarp kažko, kas yra negatyvų ir kažkas, kas yra pozityvų. Bet ne tam esmė. Todėl jie čia pasirinka sunkis kažkokius pamokas. Kažkokius pamokas, kad tai labai stipriai leis paaugti tau kaip asmenybė, kaip siela. Nes tu nesi šitas, ta asmenybė, kas tu dabar čia esi, kas tas žmogus tu esi, tu nesi tai. Tai yra automobilis, kurį tu naudojas, kad tu galėtum naviguoti šitą 3D realybę. Bet tai nėra pilna tavo dalis. Tai tam ir esmė, kad tu augi kaip siela, ne? Ir gali paklausti dabar savęs, gerai, koks iš patirtis atėjau čia išmokti. Ir tas ir geras klausimas, kad duotų tau suvokimą, nes greičiausiai ir dažniausiai pamokas, kurias mes pasirinkam, pamokas iššūkiai, kurias mes pasirinkam prieš inkarnuojant į šitą fizinę realybę, yra dalykai, kad ir tau gyvenim pasikarto kiekvieną kartą. Kuo daugiau nepasikarto, tai ir galima jau ginčytinai teikti, kad būtent tai ir viena iš tavo asmeninių pamokų, kad tu atėjai čia išmokti. Kaip pavyzdžiui, galėtų būti pavyzdys, ne? Tu pritrauksi visą savo gyvenimą. Tai, ką tu teisi, iki kol tu nebeteisi to, ką tu pritrauki. Tai reiškia, kad tu vis tiek pritrauki atlik, bet tu jau peržengiai tai ir išmokai tą pamoką ir tai tavęs visiškai nepaveik. Pavyzdžiui, galėtų būti pamoka, kad žmogus atėjo išmokti besąlygiškas meilės, bet jis patirs visą savo gyvenimą viską, kas yra susijęs su sąlygiška meilė. Tai bus viskas, kas yra atvirkščiai. Ir tai pasikartoja, iki kol žmogus pats tų dalykų nebeteis. Он sako, gerai, tai yra kažkas, ką aš turiu peržengti, ir tas žmogus išmoks būti pozityviai pusnai, išmoks priimti tai kaip kažkokią pamoką, kaip kažkokią naudą, bet į to, kad, ne, aš negaliu susirasti meilės, aš esu vargšas, esu nukentėjusis, aš esu nevertas. Vietoj to tu išmoksti peržengti šitą visą slenkstį negatyvumo ir ego dalies. Tai kokie ir būtent tavo